Sveikos, o šiandienos tema – lūpų kontūras. Kaip teisingai suformuoti lūpas, ne tik dažant raudonai, bet ir bet kuria kita spalva. Tad kviečiu pažiūrėti. Tikiuosi, jums bus naudinga. Pirmiausia, pasižymim kupidono kalveles ir apatinių lūpų dalį. Kupidono kalveles ir apatinių lūpų dalį. Turi sutapti tarp lūpų viduriuko, kupidono kalvelių ir apatinės lūpų dalies būti daugiau mažiau vienodas atstumas, kad lūpos būtų proporcingai vienodos. Tuomet galime užpildyti lūpas nuo kraštų. Labai svarbu pasirinkti teisingą kryptį. Jeigu abi lūpas pusės dažom iš apačios į viršų, tai abi lūpos pusės ir dažom iš apačios į viršų. Nedarome, kad vieną lūpą dažom iš apačios į viršų, kitą iš viršaus į apačią. Automatiškai, natūraliai, kuomet ranką braukiame iš apačios į viršų, darom išlenktą liniją, kuomet ranka iš viršaus į apačią, linija gausis tiesesnė. Tad jūsų lūpų kontūras iš karto išeis kreivas. Ir taip pat sujungiam ir apatinę lūpų dalį. Iš vieno kraštelio ir iš kito kraštelio atliekam vienodą judesį. Arba nuo vidurio į išorę, arba nuo išorės į vidų. Ir sujungiam. Labai svarbu, jog abi lūpų viršutinės ir apatinės lūpų krašteliai susijungtų vienoje vietoje, viename taške. Nesigautų, jog viena lūpos kraštinė atsiduria čia, viršutinė, o apatinė čia. Automatiškai gausite kreivą kontūrą ir kreivas lūpas. Jeigu norisi lūpas šiek tiek padidinti, visuomet galime piešti šiek tiek už kontūro ribos. Ar reikia lūpų formą sukoreguoti. Padengę lūpas pieštuku, kontūrą visuomet išsklaidome į lūpų vidaus pusę. Kad jis gražiai išsisklaidytų ir padėtų mums padengti tolygiai lūpų dažus. Tai tiek trumpai apie lūpų kontūrą ir teisingą jo piešimą.